Labą rytą visiems. Pradedam kontrolės komiteto posėdį. Taip, iš dalyvaujančių Ada Grakauskienė yra, Arūnas Grubliauskis po kol kas nėra, Ingrida Kačmarinienė taip, Algis Mačiulis taip, Vaclovas Motyvūnas taip, Jonas Novogreckis taip, Martinas Rusteika matau yra nuotoliu prisijungęs, Darius Simonavičius bei Ingrida Volosova taipogi yra. Taigi, mūsų šiandien darbotvarkėje teisingiau du klausimai. Tai pirmas klausimas dėl audito ataskaitos 19-23 metų kadencijos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagristumo ir teisėtumo vertinimas, bei antras kiti klausimai. Taigi siūlyčiau už darbotvarkę, patvirtinti darbotvarkę. Kas už? Nemačiau. Martynai, jūs pritarėte darbotvarkei? Sveiki, Martynai, ar pritarėte darbotvarkei? Taip, pritariu, dabar girdžiu, norėjau rašyti komentarą. Supratau, ačiū. Gerai, tai pirmas klausimas dėl audito ataskaitos 19-23 metų kadencijos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagristumo ir teisėtumo vertinimas. Tai prašom tada Saulių Mickau, savivaldybės kontrolierius. Prašom pristatyti klausimą. Labas rytas. Pristatau klausimą, kurį paminėjo kontrolės komiteto pirmininkas. Tai audito ataskaita dėl 19-23 metų kadencijos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagristumo ir teisėtumo. Ataskaitą jūs tikriausiai visi turit. Tai nežinau, kaip detaliai pristatyti. Aš esminius dalykus pasakysiu, jeigu bus klausimų, paskui prašau. Tai, kaip ir minėjau, audito tikslas tai buvo tarybos narių išlaidų kompensavimo pagristumas ir teisėtumas. Įvertinam 19-23 metų laikotarpį ir tame laikotarpyje buvo iš viso 27 tarybos nariai. Audito už tą laikotarpį tarybos nariam už veiklą buvo išmokėta 120 751 euras. Audito metu atlikus pagristumą ir teisėtumą nustatėme, kad tarybos narių patirtų išlaidų kompensavimo pagristumą ir teisėtumą grąžintina suma į savivaldybės biudžetą yra 31 609 eurai. Tai ta suma buvo nepateisinta. Daugiau mes dėl rekomendacijų atlikus audito procedūras teikiame raštus tarybos nariams dėl audito metu nustatytų dalykų ir grąžintinų sumų į savivaldybės biudžetą. Kaip minėjau, 31 609 eurai. Mes bendravome su kiekvienu asmeniškai tarybos nariu, siuntėme raštus, derinome, dar papildomai buvo pateikiama duomenų, tai iš viso mes išsiuntėme 44 raštus. Ir dabar, jeigu detalizuojant, iš 27 tarybos narių, tai 3 tarybos nariai kompensavimo negavo, nesikreipė jie. Paskui 5 tarybos nariai nenustatėm pažeidimų, o 19 tarybos narių nustatėm sumas, kurios netitiko teisės aktus ir pagristumą. Iš tų 19 audito metu 10 tarybos narių grąžino tas sumas į savivaldybę, 9 tarybos nariai yra dar negrąžinę ir iš tų 9 dar paminėsiu yra 3 tarybos nariai, kurie dalį yra grąžinę tos sumos. Tai vat, būtų tokia informacija ir pabaigus ataskaitą mūsų rekomendacija, kadangi etikos komisija kreipėsi merą, kad išeitų į tarybą su
kad atliktume mes auditą, tai mes nukreipiam rekomendaciją merui priimti sprendimą dėl audito metu nustatytų grąžintinų sumų į savivaldybės biudžetą. Tai va tiek. Trumpai. Taip, ačiū. Taip, matau, Ada Grakauskienė. Taip. Iš tiesų turiu visą eilę klausimų, nes matau, kad padaryta neišsami ir ne visus teisės aktus atitinkantis auditas. Jūsų 5 puslapyje rašome, kad įvertinus savivaldybės teisės aktus reglamentuojančius tarybos narių išlaidų kompensavimą, manome, kad ne visais atvejais savivaldybės teisės aktai reglamentuojantys išlaidų tarybos nariams kompensavimą atitiko Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas susijusią su išmokos dydžio nustatymu, atsiskaitimo tvarka ir atitinkamomis pripažintinų išlaidų baigtinių sąrašų. Ne visais atvejais tinkamai reglamentuota tvarka dėl tarybos narių išlaidų kompensavimo užtikrinimo ir tinkama vidaus kontrolės veikimą. Per 12 metų nebuvo atlikta nei vidaus audito jokia patikra, nei kontrolės tarnybos jokia. Tai apie netinkamą kontrolę šitoje vietoje tikrai taip, tačiau visiškai neišdetalizuota, ne visais atvejais, kokiais atvejais reglamentuota. Toliau yra parašyta 10 puslapis ataskaitos, čia pačioje pabaigoje, atsiskaitant už gautą išmoką 19-23 metų kadencijos tarybos narys asmeniškai buvo atsakingas už atsiskaitimo ir dokumentų teisėtumą, teisingumą ir pateikimą laiku. Kuriame teisės akte yra parašyta tarybos narys asmeniškai atsakingas? Aš neradau nei viename. Tai čia, ką jūs dabar Šitaip klausėt? supratau, kad yra interpretacija. Žygiuojant toliau. 11 puslapis. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas galioja nuo tada ir tada, išdėstytas nauja tvarka bei pakeistas pavadinimas. Tai yra po narys asmeniškai atsakingas, reglamente buvo nurodyta, kad su ataskaita savivaldybės administracijai pateikiami išlaidas patvirtinantis dokumentai atitinkantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus taikomus apskaitos dokumentams. Ir per šitą laikotarpį keitėsi 2 kartus tie dokumentai. Žiūrėkit, aš biškį noriu jeigu būtų galima. Gerai. Tai čia ties tais ir toliau dar. Gal Ada duokime, jeigu kad mintis nenusimuštų, gal čia tą patį klausimą. Ir reglamente nebuvo nustatytos išlaidos kadencijos laikotarpyje. Taip, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos reglamento, tačiau ataskaitos forma, kad perkeltos iš panaikintos, perkeltos, čia yra 10 puslapis, 2 kontekstas. Reglamente nebuvo nustatytos išlaidų susijusių su tarybos nario veikla, avanso ataskaitos formos, kadencijos laikotarpyje tarybos sprendimas dėl tarybos narių išlaidų kompensavimo tvarkos pripažintas netekusių galios, panaikintos tvarkos normos buvo perkeltos į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, tačiau ataskaitos forma, kurią tarybos nariai teikė su išlaidas patvirtinančiais dokumentais, reglamente nebuvo įforminta. Tai aš vis tik tai matau labai daug netitikimų ir perkelta visa atsakomybė
tarybos nariam, nors ir dokumentai nesutvarkyti ir taip toliau. Ir toliau 10 puslapyje taip pat tinkamomis pripažintos išlaidos ir aprašyta. Aš pasižymėjau trumpai, ne visiems vienodai taikoma. Jeigu mes taikėme, kad tarybos narys naudojasi savo asmeniniu automobiliu, tai yra šeimos automobiliu, nes ne visais atvejais automobiliai buvo asmeniniai arba tų automobilių aplamai neturėta, tai kuras tuomet tikriausiai buvo kaip maisto priemonė, geriamas jisai ar pilamas į svetimą automobilį, tada kaip tai teisinama ir taip toliau. Tai aš matau labai daug netitikimų, o aš pinigus, kai tik tai gavau, kad mano šeimos, kortelė negalioja, aš to jau pat tuos pinigus ir sugrąžinau. Tai noriu dabar visų paaiškinimų. Galiu atsakyti. Taip, prašau. Bet dabar pas jumis tiek daug klausimų buvo, galiu ne į visus atsakyti, jeigu ką priminsit man. Priminsim. Tai dabar pradedant, kai jūs minėjot, kad pagal teisės aktus ir kad atskaitingas tarybos narys. Tai, Atskaitingas, bet ten nėra įrašo asmeninė atsakomybė. Jūs atsakymą pateikėte tai čia asmeninė. Norėčiau truputėlį įsikišti, nes mes esam komitete ir aš tikrai noriu paklausti, ar yra kvorumas. Ar asmenys, kurie yra įvardinti sąraše, gali dalyvauti savo asmens klausimo sprendime. Nes aš matau, kad daug yra asmeniškumų. Jeigu mes išklausom tik kaip ataskaitą, tai yra vienas. Bet jeigu mes nagrinėjam ataskaitą, prašau pirmininkaujantis patikrinti, ar yra kvorumas. Ir tada komitetas, labai sunku pasakyti, ir tada komitetas priims sprendimą, ką daryti toliau. Jūsų užduoti klausimai, nežinau kaip, bet manau, kad yra gynybos klausimai. Ir čia siūlyčiau, mes esam tiek, kiek mūsų čia yra ir kiekvienas gali pasisakyti. Tai aš siūlau pirmiausia pasitikrinti kvorumą, kas gali dalyvauti. Ačiū. Aš sausio 15 buvo pateikta, aš sausio mėnesį padariau sugrąžinimą. Jeigu jūs galvojat, kad sugrąžinimas pinigų atleidžia nuo atsakomybės, tai jūs labai klystate. Taip, Martinas, taip, prašau. Aš nesijaučiu pažeidžiamas. Aš taip pat norėčiau pasisakyti, ačiū už galimybę. Aš tikrai palaikau Vaclovą ir šitoj vietoj manau, kad nei vienas tarybos narys, nes vis dėlto tie, kurie buvo, jie negali analizuoti šitų klausimų, nes mes bet kuriuo atveju buvom tarybos nariai ir ar ten yra pažeidimai, nėra pažeidimų, bet kuriuo atveju mes tos analizės kažkokios neturim. Aš įsivaizduoju, kad mes negalim analizuoti, mes tiesiog turim palaikyti tą ataskaitą, ką pateikė kontrolierius, nes kontrolieriaus buvo funkcija peržiūrėti, ar buvo gerai, blogai ir dabar kažkam tai pasakyti, kad kažkur administracija blogai padarė. Žinot, ne čia fokusas juk yra, čia kalba apie tai, ar tai yra panaudotos tarybos nario tos lėšos ar ne. Tai aš manau tikrai šitos analizės yra ir rekomendacija perduoti etikos komisijai. Klausimas, ar etikos komisija irgi gali šitą klausimą nagrinėti, nes sudėtis irgi, man atrodo, yra pakankamai sudėtinga. Tai aš tikrai kviečiu palaikyti kontrolieriaus pateiktą ataskaitą. Ten yra tikrai nurodyta tas, kas buvo ir viešoj spaudoj, kaip matom, tai yra atliko tuos veiksmus, kurie šiai dienai visose savivaldybėse yra aktualūs ir kur buvo uždėti akcentai. Tai aš manau, kad ta ataskaita yra padaryta kokybiškai tiek, kiek jos reikia ir kiek turėjo būti padaryta. Tai aš tikrai nemanau, kad
mes tikrai galim išklausyti, mes galim ją, kaip aš sakau, patvirtinti, pasakyti, kad taip yra darbas atliktas, nes tokia pagrindinė buvo užduotis, su ataskaita mes esam susipažinę, bet jos vertinimu, mūsų atveju, kadangi mes, ir aš buvau tarybos narys praėjusią kadenciją, ir tiek Arūnas, tiek, čia vos ne visi buvo. Tai mes tikrai neturim galimybės kažkiek tai analizuoti. Tai aš tiesiog palaikau tą ataskaitą ir aš manau, kad šitas klausimas turėtų tom ir, kaip ir kontrolės komitete taip ir turėtų, kaip ir mano galva, baigtis iš tikrųjų, nes viskas yra labai labai aišku. Ačiū. Taip, Arūnas Grubliauskis. Taip, prašom. Labas rytas, čia Labą. Mataus ar girdžiuosi, kaip? Viskas gerai. Gerai. Tai kolegos iš tikrųjų, Martynas ką pasakė, aš irgi pritariu pilnumoj ir tikrai mes davėm užduoti, sakykime, gal ne užduoti, bet bendrai tai atliktas, kontrolierius atliko auditą, išvados aiškiai yra parašytos, gal ir netobulas tas mūsų reglamentas ir ta tvarka, ją reikėjo peržiūrėti anksčiau, bet šiandien yra kaip yra. Kiekvienas tarybos narys esam atsakingas asmeniškai už tą, kaip naudojam tas lėšas ir šiandien kaip yra pateikta, taigi čia yra faktai. Tai dėkojam, iš tikrųjų kontrolierius atliko savo darbą ir matyt, čia kiekvienas tarybos narys atitinkamai turim ir elgtis. O kad mes apie save, aš pradėčiau čia dabar nagrinėti, ar aš čia kažkaip elgiaus, aš tikrai turėčiau pagal viską nusišalinti, manau, bet manau, kad mes čia tik tais turėtumėm arba patvirtinti, arba nepatvirtinti kontrolieriaus šitos ataskaitos, reiškia šito klausimų, kurie buvo užduotis. Ir viskas, ir toliau tai kiekvienas elgiamės, kiekvienas ir įrodinėkim, jeigu mes ten kažko nesutinkam ar sutinkam. Taip, šiandien visiškai situacija pasikeitusi, bet dabar reikia išspręsti tos klausimus, kurie ir čia pateikti ir viskas. Tai aš tikrai, jeigu reikėtų giliau lysti, aš sakyčiau, kad mes kontrolės komitetas turėtumėm šitą ataskaitai pritarti, jinai yra išsami ir toliau aiškinasi, jeigu nori etikos komisija, nežinau kaip jinai aiškinsis, arba tam kitos institucijos. Mano tokia nuomonė. Aš vis dėlto prieš toliau tęsdamas norėčiau paklausti ir teisininkų. Jeigu daugiau negu pusė komiteto narių yra vienaip ar kitaip susiję su to klausimu, ne? Vat kaip išsakė gerbiamas Vaclovas, tai tiesiog. Iš tikrųjų noriu patvirtinti, kad tarybos nario Mateliūno pastebėjimas yra labai tikslus ir tikrai ačiū jam, kad atkreipė jūsų dėmesį. Nes taip ir yra, ką jis pasakė. Iš tikrųjų, audito ataskaitą jūs galite išklausyti, o nagrinėti negalite tie, kurie, sakykime, vienaip ar kitaip gavote išmoką ir, sakykime, nes, kaip ir minėjo kiti tarybos nariai, grąžinimas išmokos nėra atleidimas nuo atsakomybės. Grąžinimos išlaidas eliminuoja ieškinį dėl žalos atlyginimo biudžetui, nes jūs atlyginote, bet nuo baudžiamosios atsakomybės tai neatleidžia. Tai apskritai audito savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadoms jos nėra nei tvirtinamos, nei pritariamos, jos yra išklausomos, nes jie yra nepriklausomi auditoriai ir pateikė per savo profesinę kompetenciją įvertinimą. Jų audito ataskaitas pagal teisės aktus, šiuo atveju pagal valstybės kontrolės įstatymus, turi teisę tik tai vertinti ir vertina kasmet atsirinktinai tiek finansinės audito išvados, tiek veiklos audito išvados, valstybės kontrolė. Jie turi tam atskirą grupę, kurie būtent yra profesionalai šitos srities. Ir jeigu pasižiūrėtumėt valstybės kontrolės svetainėje, jūs rastumėt kasmet maždaug apie 6-7 savivaldybių tarnybos šios
yra peržiūrimos tų metų, jų parengtos audito išvados, yra atitinkama metodika valstybės kontrolės parengta, kaip įvertinti ir teikiami pastabos, pasiūlymai savivaldybės kontrolieriams dėl audito išvadų tobulinimo, sakys. Tai visa tai, ką išsakė 3 tarybos nariai, aš pritariu 100%. O dėl etikos turiu pasakyti, dar pačioj pradžioj mes su etikos komisijos nare, teisininkė Neringa, diskutavom, tai aš ją klausiu, kaip jūs svarstysit, jeigu ateis išvada, koks kvorumas, ar bus kvorumas. Kvorumas, tik 2 nariai gali svarstyti, kvorumo nėra. Tai ir tas atidavimas etikos komisijai, jisai išklausimas yra. Iš tikrųjų, vakar aš dėl eigos visos po išvados pasiskambinau specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnui, kuris rengia raštą savivaldybėm dėl rinko informaciją, kokia eiga turėtų būti po išvados gavimo auditoriaus. Tai labai teisingai kontrolierius suformulavo pavedimą merui, už tai yra atsakingas meras įgyvendinimo. Kodėl? Tai yra vykdomoji institucija, meras formuoja ir atsako, formuoja biudžetą ir atsiskaito už biudžetą. Čia žala galimai padaryta biudžetui yra, tai veiksmus turi priimti sprendimus meras ir galimi variantai. Tai yra galima laukti, kai nežinau, ar yra atiduota specialiųjų tyrimų tarnybui ar ne, tai esmė tame, kad specialiųjų tyrimų tarnyba spręs dėl baudžiamosios tyrimo, pradėjo baudžiamosios atsakomybės taikymo ir tada savivaldybė, jei galės pateikti civilinius ieškinius dėl žalos biudžetui, baudžiamojoje byloje, tai yra vienas kelias, o antras kelias, kuris yra savarankiškas ir visiškai gali meras priimti tokį sprendimą, tai yra teikti civilinę tvarką, teikti ieškinius dėl žalos išieškojimo teismui. Tai kokį kelią pasirinks meras, ar kokį kelią rekomenduosite jūs, rekomendacija kontrolės komiteto gali būti, tai iš tikrųjų yra tik tai 2 keliai. Ar laukti, kol STT priims sprendimą, ar galima eiti ir savarankiškai. Meras pagal tarybos veiklos reglamentą turi teisę pavesti savivaldybės administracijos teisininkam rengti ieškinius ir atstovauti teismo. Aišku, šitose bylose, civilinėse bylose mes kaip atstovą pagal įgaliojimą vėlgi esam pasipildę reglamentą, įsitrauktume ir kontrolės ir audito tarnybos atstovą, kuris dalyvavo renkant audito įrodymus, tyriant audito įrodymus ir jų pagrindų formulavo audito išvadas bei rekomendacijas. Tai jūs siūlote tik išklausyti? Taip, mano siūlymas, patarimas yra jums išklausyti. Ne, tai išklausimas taip. Ne, bet tai tie klausimai, gali, mano nuomonė, auditorius pristatyti, kad visiems aiškiau, kaip yra renkami audito įrodymai, kaip jie yra tyriami, kaip formuluojama išvada, bet vertinti kompetenciją auditoriaus, tai nėra nei mano, nei tarybos narių, o tai yra iš tikrųjų pagal teisės aktų valstybės kontrolės kompetencija. Gerai, tada iš tikrųjų atsižvelgiant į teisininkų rekomendacijas, tai šiandien mes išklausome iš audito tarnybos Ne, tai jūs sakykite, aš visiems klausimus. Tai atsižvelgiant į teisininko rekomendacijas,
Tai turbūt būtų pats protingiausias dalykas, juk mes iš tikrųjų šiandien išklausome audito ataskaitą, užduodame klausimus, kam kas neaišku, ir turbūt tuom viskas ir pasibaigs šiandien, ne? Nu, nemanau. Ta prasme, bet mes išvados mes negalim jokios. Jūs galėtumėte rekomendaciją merui suformuluoti, kaip jūs... Bet jeigu nėra kvorumo. Ai, kvorumo nėra. Matot, Ko gero dėl nebūtų. kvorumo- Aš nežinau, neskaičiavau, kas čia. Aš manau, dėl kvorumo, tai jis yra toks dalykas, apie kurį galima dabar čia diskutuoti. Jeigu tu patekai į ataskaitą ir tau nenustatė pažeidimo, tai tu gali dalyvauti. Kodėl? Nemanau. Eina kalba, jeigu mes suformuotumėm tokį klausimą, kad nagrinėjom tuos tarybos narius, kurie yra padarę pažeidimą. Ne, tai mes nagrinėjom visus, visą ataskaitą mes Ne, nenagrinėjom asmeniškai. mes galim antrų klausimų išsiskirti ir, pavyzdžiui, man čia toj ataskaitoj yra mažai informacijos. Nėra nurodyta priežastis, dėl kokių priežasčių padaryta žala. Tai yra pinigų suma, aš ją matau, kad yra padaryta. O kokios priežastys? Ir čia komitetas gali nagrinėti, paprašyti papildomai informacijos, pateikti tų išlaidų, kurios yra nepagrįstos, visą medžiagą motyvų. Ir tada pasitikrinam komitete kvorumą, kas patenka į tą sąrašą. Tas ar dalyvauja ar ne, kas nepatenka, tas gali dalyvauti. Atsiprašau, yra prie audito ataskaitos pateiktas priedas, ten priedė viskas įskleista yra. Taip, taip. Gal jūs negavot? Ne. Yra tik tais priedė... Priedas, aš turiu tik tais tą tokį. Jo, šitas. Ne, ne. Jūs kai pristatinėjote 22 metų audito ataskaitą, ne, kur buvo apie tos... Jo, čia nėra, žinokit. Ten buvo labai platus, ta prasme, kiekviena pozicija išskirta. Taip, apie tą mes šnekame, ne? Taip, o čia yra tikrai, ir aš tos informacijos kaip komiteto narys norėčiau gauti. Ir tada mes jau galėtumėm svarstyti šį klausimą. Detalesnė čia yra... Būtų gal daugiau įskleista, bet čia yra sukoncentruota konkrečiai. Jo, tai čia mes ir išklausom šią dieną. Kokia eilutė, kas buvo, kai sakant, neteisėta. Viskas išdėstyta yra. Kad nieko nėra ir tenai nepadaryta, tai to nėra. Ne, tai viskas gerai, bet mes gautumėm papildomos informacijos, apie kurią galėtumėm svarstyti. Ir pavyzdžiui, kitas man klausimas, ar čia buvo pateiktas akcizinis kuras? Čekiukai. Tai mes vertinam pagal čekiukus pagrindinį? Buvo, pavyzdžiui, kas nors pateikęs, jeigu paprastai, žalio kūro čekiukus tokius. Mes iš visų čekiukų, ką nustatėm, tą parašėm ataskaito, viskas yra parašyta. Bet mes jas nematom. Yra parašyta. Kur? Ne. Tai gal tada iš tikrųjų jo. Ir tada jau, pavyzdžiui, jeigu tokie dalykai buvo nustatyti, ar buvo kreiptas į kitas tarnybas, kaip čia toliau tas veiksmas vyksta. Nes čia yra, sakau, biškiai įdomiau. Ar galima pasisakyti? Ne, pirmiausia Jonas, po to Justa. Taip, gerai. Jo, tai dar kartą sveiki visiems, tai iš tikrųjų taip klausau ir savotiškai, ar mes čia, kažkaip kalbam pakankamai keistokai. Kada svarstom žemės mokestį, arba turto mokestį, arba vandenį, tai kažkaip galim svarstyti, tada ir kvorumą nesitikrinam, nes kiekvienas naudojam vandenį, kiekvienas naudojam šilumą, kiekvienas mokam žemės mokestį, ar nuomą, ar panaudą, ar šiaip turimą privačią, bet tada viskas gerai yra. Ir toj vietoj, sakykim, kalbant, kokie yra vteko, sakykim, išaiškinimai. Jeigu nėra kvorumo, arba, sakykim, yra, sakykim, privatus vieši interesai, arba, sakykim, tarybos narys nusišalinti nori, tada, sakykim, pirmininkaujantis teikia balsavimų ir mato, jeigu nėra kvorumo, tada, sakykim, balsuoja taip, kad įpareigoti turinčius interesą, sakykim, dalyvauti balsavime ir siunčia raštą 2 sakinių ar 2 puslapių ar 2 knygų, tekusių paaiškinimų, kodėl įpareigojo balsuoti negalinčius balsuoti arba turinčius interesų tarybos narių. Ir kolegos čia kalba taip švelniai tariant įdomi.
Toliau. Nuo kada tarybos narys gali svarstyti kitą tarybos nario, tai yra politiko, ar kažką, sakykim, veiklą, veiksmų, čia yra veikla, vienaip ar kitaip. Ir aš kalbu ne apie pinigus, aš kalbu apie pačią procedūrą. Ir kada, sakykime, mes kalbam taip keistokai, arba interpretuojam, vaidinam kažkokį tai šventąjį, ar dar kažką, baigim tos juokus vieną kartą. Ir nereikia taip kalbėti. Ir dabar, sakykim, dar taip įdomybė. Pačiam pirmam svarstyme, kada buvo pradėta kelti tą problemėlę, aš iškart pasakiau pasibaigus posėdžiui, merui, jokių diskusijų, duok iškart prokuratūrai. Ne kažkodėl. Pradėjom vyniuoti, tampyti, kodėl mes čia vyniojam, kodėl tampom. Čia retorinis klausimas, kaip sakoma, kas gali paneigti, kad čia buvo reikalingas laikas kažkam susitvarkyti, viesi mažinti ar dar kažką. Nežinau, ar mašiną atrasti, kada neturėjai ten gal jos iš vis 10 metų ar nuo pat gimimo. Nežinau. Va tie dalykai ir kada kolegos pradedat kalbėti, taip išvedžioti, suprantu, taip, mes čia turim išklausyti, netvirtinti ir pateikti galimai vienokią ar kitokią rekomendaciją ir panašiai. Viskas šitoje vietoje yra. Bet taip pat nepaneigsi, aš nekalbu apie lentelę ir apie pinigus. Aš kalbu apie patį tekstą. Prieštaravimų ten yra. Ir tenai tikrai Sauliui labai dėkui, jie išdėliojo viską. Aš suprantu, prieštaravimai yra todėl, kad jo tarnyba ir jis pats norėjo parodyti, kokia yra reali situacija. Kad nėra šventieji ir administracija, kad nėra šventieji ir tarybos nariai. Ir kas gali paneigti, kodėl tą ne visą nešventumą ramia ranka tvirtino merą. Klausimas retorinis. Taip, ačiū. Ačiū, Jonai. Taip, Martinai, klausau jūsų. Tai aš dar kartą sakau, kad ką mes dabar čia darom, mes politiškai analizuojam kažką tais. Juk pradžioje ir puikiai pasakė juristė, yra klausimas, tai yra ataskaita, pristatė, padarė darbą, tai pasitikėkim to, koks darbas yra padarytas ir viskas. Na, kodėl mes dar norim kažką tai analizuoti? Vaclavai, ataskaitai yra labai puikiai viskas surašyta. Ir tavo klausimas, ką tu keli, klausimas, ar tu pats ją perskaitai iki galo, nes yra priedas, priedė, yra viskas labai aiškiai. 8 puslapį, tai antrą pastraipą ten. Vaclavai. Aš manau, kolegos, tikrai nebūkim tie, jeigu pasitikim kontrolės audito tarnybą, kurios funkcija yra betarpiškai tą viską atlikti, tai ir žiūrėkim, kas yra parašyta. Kodėl mes bandom išvedžioti tuos dokumentus, kas yra parašyta. Yra faktai. Ne nuomonė reikia, o faktų. Surinko faktus, faktai rodo tą. Viskas. Tai yra jau sprendimas, jau yra. Nebeieškokim dar kažkur tai analizėje dar analizių. Viskas. Yra viskas surašyta. Tai aš tikrai manau, kad audito tarnybos atliktas darbas tam ir reikalingas. Nepriklausomas auditas atliko, įvertino, kur reikia taisyti, reikia keisti, ką reikia ten ar gražinti ar dar kažką. Tai tiesiog yra atliktas darbas. Aš manau, kad užteks čia diskutuoti ten, kur nereikia nieko diskutuoti. Čia yra faktai, ne nuomonės. Čia nereikia politikos, čia yra konkretus faktai. Tai žiūrėkim, kaip reikia tuos faktus dabar įgyvendinti. Tai ir tiek. Ačiū. Taip, Arūnas matau ranką kelią. Tai kolegos, iš tikrųjų, nes aiškiai tikrai remkimės, juristika pasakė, kontrolierius yra nepriklausomas, tų išvadų jo kažkaip paneigti ar ne, jie atliko darbą pagal savo turimą teisės aktus. Aš manyčiau, mūsų šiandien situacija yra, kada visi esam čia vienaip ar kitaip, apie mus yra kalbama, tai tikrai, ko gero, išklausėm ir paveskim, tiesiog atiduodam merui, lai sprendžia. Tikrai tai yra biudžeto viešos lėšos ir lai sprendžia, ką čia daryti, ką čia
Nes mes čia galim filosofuoti iki vakaro ir čia yra išvada ir viskas. Ir išklausėm ir to ko gero turėtumėm baigti. Jo, tik tiesa. Taip, Jonai. Jo, tik aš taip reaguodamas apie nepriklausomumą, prie didžiausios pagarbos Sauliui, bet Arūnai turbūt pamiršom ką tik, kad prieš naujus metus siūlėm jam kelti koeficientą, paskui kirtom iš peties vieninteliam kontrolieriui Lietuvoje, nekėlėt koeficientą, dauguma staiga persigalvoja, po to kažkodėl tai, sakykime, paskui paėmė pakėlę, tampom žmogų, švelniai tariant, pirmyn atgal ir kalbam apie nepriklausomumą. Nu, taip nereikėtų sakyti. Eikim toliau. Kolega Ir Jonai, ta nepriklausomumas, Arūnai, šiandien- tas nepriklausomumas labai matomas plika akim. Kolega, neišvedžiokim, šiandien visai kitas klausimas. Ne kitas, ne kitas. Ne, aš galiu pareikšti, kai sakant, tiesiai šviesiai, kad kažkoks spaudimas iš išorės ir iš vidaus tikrai aš to nejutau. Ir nei iš vieno tarybos nario, nei iš mero, nei iš direktoriaus. Ir kiek dirbo savivaldybės kontrolierium, to dalyko nebuvo. Šiaip visi teisės aktai ir pats pagrindinis principas yra visiems taikomi vienodai. Jeigu turit ką nors, prašom pateikti, tada svarstysim. Kalbėsim. Čia jau ranką prie širdies pridėjęs. Taip, Vasilai, matau. Tai dabar jūsų parengta ataskaita, jūs perdosit, dabar mums pristatot, ne? Ir jūsų veiksmai toliau perdosit merui, taip? Ir meras priims sprendimą pagal procedūrą, ką daryti. Ten jūs ir matėt, mūsų rekomendacijų planas yra. Toks jausmas, kad Vasilai neskaitė ataskaitas. Tai ten yra viskas nurodyta. Mes rekomendaciją teikia merui. Tai jau yra pateikta. Jau, nu, taip, pateiktas. Šiai dienai pateikta. Ja. O dar sakykit, tada aš noriu paklausti, dabar jūsų ataskaitoj, ar aš teisingai supratau, jeigu tarybos narys, tarybos nario šeima turi vieną automobilį, na, yra šeimininis automobilis, ir buvo pateiktas čekiukas, kurį apmokėjo sutuoktinis. Tai šitoj vietoj jūs sakot, kad tai yra neteisėta. Jeigu vėlgi ta pati situacija, bet apmokėjo grinais sutuoktinis, tada teisėta? Nu, mes nenustatėm grinais, kas apmokėjo. Čia galime teoriškai taip svarstyti, bet mes to dalyką nenustatėm. Jeigu jūs turi tų faktų, tai prašom. Esmė yra tame, kad, na, aš nežinau, bent mano protingumu, aš taip galvoju, kad iš tikrųjų šeima tai yra šeima ir visi mes už tą šeimą kovojam, tiek socialdemokratai, tiek paimkime regionus, Tėvynės sąjunga, visi stato šeimą į pirmą vietą. Bet jeigu tik tais pradedi dabar šnekėti, kad, na, iš šeimos biudžeto buvo apmokėtas kuras, ne, ar dar kažkas, tai tada yra nusižengimas. Čia mano tokia asmeninė nuomonė. Čia iš tikrųjų, čia kažkaip tas, man atrodo, čia norėčiau papildyti, ne iš šeimos biudžeto buvo mokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų, nes kiekvienam tarybos nariui buvo avansų pervestos lėšos iš savivaldybės. Čia nemaišykim tų dalykų. Supratau. Taip. Aš jau galim norėčiau dar, kad gerbiamas kontrolierius dėl reglamento pasakytumai. Komentarą. Nes šiaip, kiek praktiškai ir teoriškai esu susidūręs, demokratija tai yra didžiąja dalim biurokratija. Tai jeigu mes padarome reglamentą, tai jis turėtų detalizuoti, kur, ką, kada, kaip galima atlikti. Dabar, kadangi aš naujas tarybos narys ir tų visų ten dalykų nežinojau, reglamente nesurašyta, kas tos kanceliarinės, kas dar kažkas, tai eini klausti informacijos tie, kurie tą turėtų suprasti. Gauni atsakymą vieną, o po 4 metų išaiškėja, kad viskas yra kitaip. Tai kuo mes vadovaujamės? Ir ką mes gaištam laiką? Jeigu priimam reglamentą,
Jeigu jis buvo nevykęs, tai tą reikia pripažinti ir kaip sakyti, čia nekelti trinties ir erzelio. Ačiū. Man atsakyti? Taip, komentarą. Tai jūs siūlote nesivadovauti teisės aktais ir reglamentu. Mes vadovavos konkrečiais teisės aktais ir reglamentu, kas yra reglamentuota, mes tą ir įvertinam, užtat įvertinam pagristumą ir teisėtumą. O kas liečia reglamentą tvirtina tarybos nariai. Jeigu matėt kažkas tai negerai, galėjote inicijuoti jo pakeitimą, remiantis teisės aktais. Taip, Aslai. Jo, aš dabar noriu apie jūsų tą tyrimą dar paklausinėti. Vis vien buvo pas mumis ir kortelių visokių. Jūs turėjot galimybę patys nusistatyti, kieno tai kortelės yra, bankinės kortelės. Turėjot galimybę kreiptis į banką, gauti iš bankų tokios informacijos. Ar jum čia yra apribota va ta dalis? Viskas priklauso tą, ką pateikė tarybos narys ir kokį pateikė pasiaiškinimą. Net kas, jeigu tarybos narys naudojos kortelę, tai jis turėjo įrodyti, kad ta kortelė priklauso jam, jeigu jam. O mes, kad ieškot per kitas instancijas ir žiūrėti, kam ta kortelė priklausė, taip nebūna. Matot, ką aš turiu, sakykime, yra viena situacija, kada, sako, aš naudojau šeimos kortelę, ne? Bet yra kita situacija, kada, neaišku, kieno ta kortelė yra. Tai yra du skirtingi dalykai ir, pavyzdžiui, turbūt čia toje apimti tyrimo to nesimatė tos dalykai. Ne, jeigu tarybos narys neįrodo, kad kortelė priklauso jam, tai reiškia, kortelė ne jam priklauso. Supratau. Gerai, ačiū. Taip, Algi, jūs dar... Taip, Arūnas, matau, ranką kelia. Aš pirmininkaujančiam pirmininkui. Jeigu galima yra kokių ar balsuotinų klausimų, tai gal tą padarykim, nes aš 10 valandų dabar iki Kauno dar liko 20 km, jeigu galima, nes yra parašyta, kad 10 turėtų baigtis kaip tik. Ir jeigu yra klausimų, kažką tai vis jau kartojamės truputėlį, gal apibendrinkim. Tai gal aš dar Adas Grakauskas, nes klausimų daug uždavė, kad nepalikt pakabintų tų klausimų. Tai ką, tarybos narė minėjo, viskas yra surašyta ataskaitoje ir mes, kiekvienas teiginys yra paremtas teisės aktu. Ir yra nuoroda į apačią, koks teisės aktas apie tai kalba ir koks skyrius punktas ir detalizuota yra. Šiaip mes nerašom iš Palubinsko žinyną, viską remiamės teisės aktais. Ir jeigu turit klausimų, būtų gerai, kai jūs kreitumėtės raštiškai, tada konkrečiai pagal punktus atsakytume. Jo, tai aš dar... Taip, jūs iš tiesų ir rėmėtės 2015 metų tarybos veiklos reglamentu, 2018 metų, nors svarstom 2019-2023 metų. Taigi reglamentas ir turėtų būti žiūrimas tada 19 metų priimtas, juolab, kad jisai ten buvo tvarkytas ir priimtas pataisos. Bet man dar vienas klausimas yra. Atsakingas asmuo, čia jūsų raštą cituoju, atsakingas asmuo įsigijo vienos rūšies degalus ir informavo, nurodant transporto priemonės kuro tipą, naudotą tarybos nario veiklai vykdyti, užpildant prašomą lentelę, nors nepateikė patvirtinančio dokumento kopijos, išlaidos vertinamos kaip nepagristos. Tai yra, nebuvo reikalaujama transporto priemonės ir kuras buvo užskaitomas, kad viskas čia tvarkoje, nežiūrint to, kad sakau, transporto priemonės, kokia ta transporto priemonė, kokios rūšies kuras yra naudojamas, nebuvo reikalaujama. Pas vienus buvo reikalaujama, pas kitus ne. Kur kyla klausimų, mes kreipiamės tiesiogiai dėl patvirtinimo, o šeimos nario, kad automobilis pagal techninę pasą mes matom, kad šeimos narys, mes daugiau nieko neprašėm. Jeigu ne šeimos, pagal pavardę, sakykime, tai mes tada prašėm pateikti panaudos sutartį. O jeigu nei vienas šeimos narys neturėjo automobilio? Tai pateikti panaudos sutartį.
su kuriuo automobiliu važinėja. Panaudos sutartis, jeigu tai yra įmonės, tai kur 15% apmokėjimas? Nu, mes nenustatėm tokių dalykų, kad įmonės, fizinio asmens. Fizinio asmens panaudos, tai dar kartą kartoju, kad tai ne šeimos narys, o jeigu bet kokia kita, tai turi būti atitinkamai ir apmokėjimas. Nu, mūsų audito tikslas nebuvo toksai, ką jūs minit, mes atlikom pagal pavedimą, koks buvo tikslas. O kas liečia dėl reglamento, kai jūs sako, tai tuo laikotarpiu mes žiūrėjom galiojančius reglamentus. Jūs minėjot 15-18 metai, tai jie 19-23 metų laikotarpį galiojantis buvo. 19 metais. Nežinau, čia galėtų Jurgita Mickūnė gal plačiau pasakyti. Dabar nepasakysiu, kelintais metais mes panaikinam tą 18, kur buvo atskirų tarybos sprendimų tvarka, išmokų mokėjimo, atsiskaitimo tvarka. Tačiau čia mes ne savo iniciatyvą tą padarėm, nes vyriausybės atstovo įstaiga žiūrėjo reglamentus visoje Lietuvoje. Ir buvo reikalavimas pateiktas, kad negali būti atskira tvarka, o turi būti viskas reglamente aprašyta, tai todėl buvo naikinama tvarka ir keliama į reglamentą. Tai kadangi tam tikrų laikotarpių dar tvarka buvo nustatyta atskirų tarybos sprendimų, tai ir kontrolierius vadovavosi ir visiškai pagristai vadovavosi tuo, nes reglamente nebuvo. Įgyvendinimus vyriausybės atstovo reikalavimo buvo reikalavimas ne tik tai kelti, bet jeigu kas seniau jau buvo, atsimenat, mes prie reglamento turėdavom daug priedų. Ten ir veiklos ataskaitų, visokių priedų. Tam pačiam vyriausybės atstovo reikalavimo buvo pasakyta, kad reglamente neturi būti priedų. Tai todėl buvo panaikinti priedai ir iš tos tvarkos įkeltas tik tai dydis, sakykime, baigtinis sąrašas. Dėl baigtinio sąrašo turiu pasisakyti, kad buvo pasiūlytas tarybai tik tai toks, todėl kad tai buvo pagrindinės pagal buhalterinės apskaitos duomenis rūšis, kurios naudoja tarybos narius, ir iš tarybos narių nebuvo gauta pasiūlymų išplėsti tą sąrašą plačiau, todėl jis yra toks. O eigoje irgi taip pat buvo galima inicijuoti jo praplėtimą, tačiau tokių pasiūlymų nebuvo gauta niekada. Tai dėl teisės aktų naudojimo pagristumo, tai tikrai jie yra pagristi ir galiojantis atliekant audito įrodymų tyrimo. Taip, Algi, klausiu jūs. Jo, aš dar norėčiau gerbiamam kontrolieriui. Nors čia ką tik vedėjai ir paminėjo, kad vienu žodžiu tam reglamente ten yra viskas gerai, bet kaip tarybos narys gali atskirti ne tik aš ir kiti, kuris tas dokumentas tada yra tikslinis ir pats geriausias. Nes jeigu vienuose, konkrečiai kanceliarinės, vienuose tai priskiriama dokumentuose, kituose nepriskiriama. Ne. Tai čia viskas reglamentuota, sakau, teisės aktas, o ką jūs klausėte, tai čia... Jeigu būtų reglamentas surašyta, tuomet būtų viskas tvarkoj. Bet ne vien tarybos nariai galite siūlyti ir jūs, kaip dirbantis tą darbą, kad tą ir tą reikia sukonkretinti, kad būtų visiems aiškiau ir nebūtų problemų. Nes dabar tokia situacija gavosi. Vienur pripažįstama tonerio pildymas, kitur ne. Be kalties kaltas tam, kaip tarybiniais laikais. Taip, šiandien. Jo, tai gerai, tada iš tikrųjų, jo, tai šito vietoje, na, čia mes galim diskutuoti. Išklausėm, ką, iš tikrųjų, ačiū. Ačiū ir tiesa dėl tos išplėstinės atastos, ne? Kaip pagėdavo. Ten viskas yra pateikta.
su man pareikštą pastabą, sutinku. Aš nežinau, ką aiškiau pateikti. Nu, aš nežinau. Jo. Gerai, gerai, kiti klausimai. Aš dar trupučiuką, Rekomendacijų. Išklausom. nes dabar kitas, kai sakant, kita eiga to audito, nes esu gavęs raštą iš STT tarnybos, į STT tarnybą yra užprašius tuo klausimu, kas liečia dėl tarybos narių kompensavimo išlaidų, atlikus auditą pateik duomenis. Tai aš jiem pateiksiu, nes aš jau čia privalau padarytą. Tai va tokia informacija. Supratau. Gerai, ačiū tada, gerbiamas Sauliau. Tai kiti klausimai. Nu, viskas. Gerai. Ačiū. Tai gerai, viskas, tada posėdis baigtas.